bario sulfato tirpalo elektrolizę naudojant grafitinius elektrodus. Pirmiausia, sujungiame grandinę. Jungiame visus prietaisus į grandinę. Prijungiame mygtuką prie jo ampermetro, o prie ampermetro prijungiame radiją. Prakišame katodą ir anodą pro kartoninės skylutes ir panardiname į tirpalą. Leidžiame elektros srovę ir nustatome laiką. Štai laikas bėga chronometru. Čia matome ampermetro prietaisą. Na, o šiame žydros spalvos tirpale vyksta elektrolizė. Jau prabėgo 37 sekundės. Matome, kad prie vieno elektrodo skiriasi dujos, tai deguonis. Ant kito elektrodo, katodo, turėtų nusėsti metalas varis. Jau prabėgo 4 minutės. Todėl sustabdome chronometrą ir einame stebėti rezultatų. Atjungiame mygtuką, tuo pačiu atjungdami visą grandinę. Ištraukame katodą ir anodą ir pastebime varį, nusėdusi ant elektrodo. Užsirašome visus duomenis ir apskaičiuojame, kiek vario nusėdo ant katodo. Skaičiuojame masę, naudodami formulę K kart I kart T. Viską apskaičiavę gauname, kad išsiskyrė 28,7 gramai vario. Dėkojame už jūsų dėmesį.